Yra 8:38 beveik minutės, čia ryto garsai per Lietuvos radiją. Šiandien 14 val. Viešosios bibliotekos kviečia mokytis naudotis elektroninėmis paslaugomis. Tai informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos akcija e-Akademija, organizuojama bendradarbiaujant su projektu Bibliotekos pažangai. Akcijų metu, kita bus po savaitės, šalies bibliotekose gyventojai sužinos svarbiausią informaciją apie įvairių Lietuvos institucijų siūlomas elektroninės paslaugas. Šios pamokos visiems nemokamos. Ryto garsų pašnekovai projekto Bibliotekos pažangai kampanijos atsargus internete koordinatorius Mindaugas Raguotis ir informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktorius Valdas Kišonas. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Mėly klausytojai, turite savų klausimų, ryto garsų studijos telefonas 2331012, Vilniaus kodas 85, mūsų elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt arba rašykite į ryto garsų Facebooką. Ir ponia Kišonai, dabar vis dažniau įvairius kasdienius reikalus galima atlikti neišėjus iš namų, jei turi kompiuterį ir internetą, taip ir laiko sugaištame mažiau ir popieriaus mažiau sunaudojame, tačiau ne visi dar žinome, kokias elektroninės paslaugas teikia institucijos, kokias išvardintumėte pagrindinės. Na, iš tikrųjų paslaugų internetinėje erdvėje yra labai daug, tačiau aš asmeniškai norėčiau pažymėti keletą iš jų. Tai sodros teikiamos paslaugos, regitros teikiamos paslaugos, gyvenamosios vietos ir pasėlių deklaravimo paslaugos, taip pat labai geras ir įdomus projektas e-paveldas. Tai yra informacinė sistema, kurioje galima rasti šiandien dieną apie 3 milijonus įrašų apie įvairią medžiagą, kuri yra sukaupta mūsų muziejų, bibliotekų archyvose ir jinai tuo būdu tampa prieinama visiems mums. Ir ponia Kišona, jeigu rengiamos nuolat beveik tokios akcijos, karts nuo karto apie jas išgirdame ir štai šiandien e-Akademija, tai matyt galima būtų suprasti, kad ne visi žino apie tokias galimybės. Žinote, iš pradžių norėdami atsakyti, kodėl mes tą akciją darome, mes įsitikinę buvome tuo, kad labai dažnai mes esame pavergti tų stereotipų, kad elektroninės paslaugos yra sudėtingos, jos mums bus nesuprantamos, nesuvokiamos, mes negalėsime jomis naudotis, tačiau taip tikrai nėra. Reikėtų apie tai sužinoti ir tik pabandyti. Ir tada mes pamatysime, kad nėra taip sudėtinga jomis naudotis ir tai yra išties labai patogu. Yra patogu gal... Vis dėlto kokių padarome klaidų, dažniausiai ko bijosi žmonės, kad nesinaudoja tokiamis paslaugomis? Na, pirmoje eilėje, aišku, yra tas vadinamas baubas, kad viskas, kas yra elektroninė erdvė, yra vieša, matoma, bet kokia informacija pateikta apie save, apie asmenį yra arba bus žinoma visiems, tačiau taip tikrai nėra. Sistemos, kurios yra diegiamos, jos ir kainuoja brangiai, bet jos ir turi savyje tuos saugos sprendimus ir visa asmeninė informacija, kuri yra pateikiama, jeigu tokia yra pateikiama užsakant konkrečią paslaugą, yra tikrai apsaugota nuo pašalinio dėmesio. Todėl tą stereotipą reikia sulaužyti per pavyzdžių rodymą ir per aiškinimą žmonėm, koks ir yra šitos programos e-Akademija tikslas. Ir apie saugumą internete, apie tai taip pat šiandien bus kalbama bibliotekose. Pone Raguoti, jūsų pastebėjimu, ko žmonės labiausiai vengia ir galbūt iš to nežinau, kokių klaidų dažniausiai padaro? Na, žmonės dažniausiai apskritai vyresnio amžiaus žmonės šiek tiek privengia naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis. Todėl šios dienos ir kitos savaitės transliaciją bandysime parodyti, kaip tai yra paprasta, saugu ir visai lengva naudotis tomis paslaugomis interneto pagalba. Ir kokių duomenų šiukštų negalima pateikti? Šiukštų negalima pateikti jokių asmeninių duomenų, jeigu tai reikalauja kokia nors svetainė. Žinoma, registracijai sodros paslaugomis šių duomenų prireiks, bet tik tam, kad identifikuoti save kaip konkretų gyventoją. Apie tai galėtų daugiau pasakoti Valdas Kišonas. Ir pone Raguoti, užsiminėte apie transliacijas, kurios šiandien vyks bibliotekose. Ką jų metu rodysite dabar mus girdintys žmonės, ko gali tikėtis atvykę pamatyti? Na, šiandieną tai visi, kas ateis į savo viešasis bibliotekas 2 valandą, galės sužinoti ir pamatyti, kaip galima naudotis e-paveldo svetainę, sodros paslaugomis ir išgirsti apie elektroninę demokratiją. Mes pasikvietėme į studiją specialistus, kurie rodys tiesiog prisijungę prie kompiuterio žingsnis po žingsnio, ką galima padaryti ir kaip tai yra paprasta padaryti.
Ir mums ponas Saulius parašė komentarą Ryto garsų Facebook'e. Jis rašo, jog bibliotekos kviečia naudotis elektroninėmis paslaugomis, vykdomi įvairūs projektai kaip bibliotekos pažanga, tačiau žmonės mokomi naudotis kompiuteriais ar tiesiog klausyti per internetą patarimų, kurie galbūt yra abejotinos vertės, kaip rašo ponas Saulius. Jei bibliotekos pradėtų vietoj popierinių knygų naudotis skaitytuvus ar elektroninės knygas, tada galbūt ir būtų kažkas panašaus į bibliotekos pažango. Dabar kažkoks internetinių technologijų būrelis, taip rašo ponas Saulius. Ką jūs galėtumėte atsakyti, ponia Raguoti? Na, dėl tos abejotinos kokybės, tai aš šių paprieštarauti, nes rengiame įvairiausių temų transliaciją. Pradėkime akademiją, šios dienos transliaciją apie elektroninės paslaugas. Galime prisiminti pavasarį vykusias transliacijas internetas jūsų sodai, kuomet vieni iš geriausių specialistų Lietuvoje dalino patarimus, kaip žiūrėti sodą internetu. Na, tai žmogus kiekvienas pasirenka tą transliaciją, kurią reikėtų atvykti ir kurią jisai norėtų atvykti. Ir apie norą atvykti, ko gero, vis tiek susidomėjusių bus. Matyta, rodo ir jūsų patirtis. Ar visose Lietuvos bibliotekose akademija vyks šiandien? Daugumoje, nes tai yra, bibliotekos dalyvauja nuolat, nes tai yra tiesiog naujas būdas pritraukti žmonės, nes galų gale atėjęs tas užsuotus internetas į bibliotekas suteikia daugiau galimybių, o tokia mūsų manimų labai patraukli forma, kaip žmogus ateina, atsisėda prie kompiuterio, įsijungia tą transliaciją mūsų ir gali taip pat gyvai užduoti klausimus, į kuriuos sulaukia atsakymų iš tikrai gerų specialistų. Ir ponia Kišonai, priminkime, kokius klausimus šiandien būtent aptarsime bibliotekose, ką galima bus sužinoti, kokiomis paslaugomis elektroninėmis naudotis. Na, pagal numatytą programą šiandien visi atėję į viešasias bibliotekas prie interneto prisijungę galės susipažinti su, tai jau minėta buvo Sodros, e-demokratijos paslaugomis, taip pat bus supažindinti su e-pagalbos sistema. Kaip minėjo pašnekovas, kad labai dažnai pasigenda elektroninės informacijos, tai yra tų knygų, kurios yra, tai šitos sistemos pagalba galima prieiti prie milžiniško archyvo. Aš minėjau, apie 3 milijonai jau suskaitmenintų įrašų yra padaryta šiandien dienai. Ir labai daug literatūros, informacijos apie mūsų kultūros objektus jau yra elektroniniai erdvėj. Žmonėm nereikia važiuoti į biblioteką, ieškoti archyve tos medžiagos, kuri dažniausiai yra tik tai viename egzemplioriuje. Ir prieiti prie jos yra sudėtinga ir labai nepatogu. Tai naudojantis šitų sistemų pagalba, tą informaciją galime gauti neišeidami iš namų, tada, kada mums patogu, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pone Raguoti, ką rodo jūsų patirtis ar po tokių akcijų? Minėjote, kad būna ir demonstracijų, jau įvyko skirtingomis temomis. Ar jos duoda naudą? Ar žmonių padaugėja bibliotekose, kurie ateina naudotis internetu? Tai žmonių padaugėja, nes toksai naujas būdas mūsų leidžia žmonėms tiesiog pasijusti tokiem, sako, kurios tai būna specifinės gana nišos, bet dažnai mūsų patirtis rodo, kad ateina tie žmonės, kurie niekada dar nebuvo atėję į biblioteką. Dėl to ir kviečiame ateiti į tokias transliacijas ne tik bibliotekos lankytojus, bet ir tuos, kurie dar niekada nebuvo apsilankę bibliotekoje. Ir ponia Kišonai, dar tas vienas klausimas, matyt rūpimas visiems ir ponas Raguoti šiek tiek užsiminė dėl to saugumo. Reikalaujama prisijungimo slaptažodžių, dar ko nors, galbūt žmonėms, kurie rečiau naudojasi, seniorams tai atrodo sudėtingas ir visai nelabai patikimas dalykas. Ką jiems atsakytumėt? Na, tikrai tai yra mitas. Šiandieninės sistemos, kurios yra taikomos, tikrai yra patikimos. Aš asmeniškai, mano šeima, mano vaikai tikrai dirba per tas sistemas, ieško tos informacijos, ją gauna ir aš garantuoju, kad visos sistemos, kurios yra daromos valstybės institucijose, tikrai yra patikimos ir bijoti jų, naudotis jomis tikrai nereikia, o informacija vis tobulėja ir pateikimas asmens duomenų taip pat paprastėjo. Šiandien dienai užtenka tik kortelės, asmens tapatybės kortelės arba kitos elektroninės priemonės ir tai tikrai nėra pavojinga arba baisu. Ir šiandien 14 valandą kviečiama į biblioteką sužinoti apie elektroninį paveldą, Sodrą ir demokratiją, o po savaitės 25 dieną taip pat rengiama akcija. Ką tuomet sužinosime, ponia Kišonai? Na, sekančią akademinę valandą bus pristatoma regitros, taip pat elektroninės policijos ir elektroninio dekoravimo paslaugos. Visa ta informacija bus pateikiama įvairiais būdais, bus rodomi ir pakankamai linksmi filmukai, bus organizuojamos kiekvienos akademinės valandos metu loterijos
geriausiai, teisingiausiai atsakę į klausimus galės pretenduoti į prizą. Todėl aš visus kviečiu labai aktyviai dalyvauti, nes ta idėja yra ne tik tai pamatyti, ne tik tai sužinoti ir pabandyti, bet susirinkti kartu, pasidalinti patirtim, kas bandė, kas pavyko, kas nepavyko, ir tas tikrai yra labai gražu. Ir reikėtų priminti, kad šios vadinamos pamokos yra visiems nemokamos ir ne tik bibliotekų lankytojams, taip? Tikrai taip. Kągi, dėkojame Jums, mes kalbėjome su Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriumi Valdu Kišonu, taip pat su projekto Bibliotekos pažangai kampanijos Atsargus internete koordinatoriumi Mindaugu Raguočiu. Šiandien 14 val. Viešosios bibliotekos kviečia mokytis naudotis elektroninėmis paslaugomis.